Čia Skotas. Žiūrite, Gibletas išgelbsti Diemę, mano vaikų knygą išversta į jūsų kalbą. Jei galite man paslaugą prieš pradėdami, prašau prenumeruoti mygtuką, kad galėčiau ateityje išleisti daugiau nemokamų knygų ir išversti jas į visas pasaulio kalbas. Tikslas. Taigi pažiūrėkime, kaip Gibletas išgelbsti Dieną. Kartą gyveno mažas ir labai pūkuotas padarėlis vardu Gibletas, kuris gyveno miške. Jis buvo šiek tiek oranžinis, labai mielas ir panašus į pelę, su didelėmis apvaliom ausimis, 2 labai ilgais ir aštriais dantimis ir, kas keisčiausia, labai ilga ir plona uodega. Su tokia ilga ir plona uodega kaip jo, Gibletui kartais sunku eiti į vietas. Kai jis eina į maisto prekių parduotuvę, jis gali rinkti sūrį vienoje parduotuvės pusėje, o jo uodega vis dar bus vaisių ir daržovių skyriuje kitoje pusėje. Kai jis nori laikyti savo uodegą arti savęs, jis ją susuka ir uždeda ant galvos. Dėl savo uodegos Gibletas kartais negali suspėti su draugais, kai jie žaidžia gaudynes. Ir dėl akivaizdžių priežasčių, Gibletas nėra geriausias slėpynių žaidėjas. Vieną naktį Gibleto mama jį guldijo į lovą, pasakė: "Mama, man nepatinka turėti tokią ilgą uodegą. Kodėl aš negaliu būti kaip visi kiti?" Gibleto mama pabučiavo jį į skruostą ir pasakė: "Nes tai, ką tu turi, yra dovana ir tai daro tave kitokį nei visi kiti. Gibletai, tu esi ypatingas." Gibletas pagalvojo sau: "Aš nesijaučiu labai ypatingas." Ir tada su uodegos mostu jis išjungė šviesą, neturėdamas išlipti iš lovos. Kitą rytą visi jo draugai ėjo į mišką apžiūrėti didžiojo Oskardžio, aukščiausio taško Gibleto mieste, kuris yra labai gražus. Kai Gibleto draugai bėgo per mišką, jis sekė juos vingiuodamas tarp medžių ir šiek tiek sustodamas. Kai pasiekė laukime, pajuto trūktelėjimą. Nebegalėjo eiti toliau. Atsigręžęs pamatė, kad jo uodega įsipainiojusi į medžius. Jis traukė ir traukė, bet kad ir kaip stengėsi, jo uodega buvo įstrigusi. Visi Gibleto draugai žiūrėjo nuo didžiojo Oskardžio ir mėtė akmenis į upę apačioje. Staiga vienas iš jų prarado pusiausvyrą ir nuslydo nuo skardžio. Laimiai pusiaukelėje jo marškiniai užsikabino už šakos ir jis kabėjo už marškinių virš greitai tekančio vandens apačioje. Laimiai, 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 laimiai. Tuo metu Gibletas pagaliau išpainiojo savo uodegą iš medžių. Jis apsivyniojo uodegą ant galvos ir nuėjo link skardžio. Gibletas pamatė visus savo draugus stovinčius prie krašto ir paklausė jų: "Ei, kas vyksta?" Jie sušuko, Haris prarado pusiausvyrą ir nuslydo nuo kalvos. Jis įstrigė šakoje, mes nežinome taip jį iškelti. Gibletas akimirką pagalvojo, tada nuleido galvą, kad dar labiau susikauptų. Kai jo galva nusileido, uodega nuslydo nuo galvos ir pakibo šalia Hario. "Gibletai, tu esi šiek tiek genijus", sušuko vienas iš jų. "Tavo uodega, kokia šiek tiek puikiai idėja", sušuko kitas. Ir tada Haris šiek tiek subriebė Gibleto uodegą ir užlipo į saugumą. Visi kartu šiek tiek džiūgavo: "Hiplet, hiplet, jiblits." Nuo tos dienos Gibletas niekada nebesigėdijo savo uodegos. Jis buvo ypatingas ir galėjo padaryti tai, ko niekas kitas negalėjo. Jie netgi rado puikių naujų būdų, kaip naudoti Gibleto uodegą pramogoms, pavyzdžiui, šokinėjant per virvutę. Taigi prisiminkite, jei turite kažką, kas jūs išskiria, nesigėdykite ir nebūkite drovūs. Niekada nežinai, kada būtent tas dalykas, kuris tave išskiria, leis tau padaryti tai, ko niekas kitas negali. Kartais būti kitokiam yra geriausia. Paklauskite Gibleto. Pabaiga.